Dramblys čia. Sveiki visi su jumis. Dramblys arba Milis Repšys. Ir šiandien aš filmuosiu naują video. Realiai senai filmavau video. Mano gimtadienis buvo prieš kokius 2 mėnesius. Ir pamiršau nufilmuoti video apie tai. Ir aš šiandien apsipirkau, nes vakar buvo svečiai man už praėjusį gimtadienį padovanojo kuponą. Tai aš apsipirkau Oze ir gerų dalykų. Pirmas dalykas yra... Blemba, viskas krenta. Pirmas dalykas yra Squishmallow. Bet čia yra Foxy iš Five Nights at Freddy's. Ir Five Nights at Freddy's gavo antrą filmą. Pagaliau. Ir aš jį žiūrėjau su savo draugu. Man labai patiko. Jeigu žiūrėjot, parašykite komentarus. Ir nusipirkau 2 Funko Popus. Pirmas yra va toks. Čia yra senas Funko Popas, bet aš jį radau. Čia tipo reklaminis. Nu, tipo, pavyzdžiui, kur aš filmavau. Palaukit, atsiprašau, kad tą kamerą taisau. Prisimenat, mano tą meškiną kolos, tai irgi buvo reklaminis. Tipo, Funko Popai, tipo, pavyzdžiui, kur būna visokie maistai. Ir jie vadinasi reklaminiai, tai čia reklaminis. Ir čia yra toks saldainis. Ar kažkas, neragavęs. Bet aš kai šitą pamačiau, man iškart priminė tokį mymą labai seną, kur yra katinas, kuris besda vaivorykštę ir dar skraido ir jo kūnas yra padarytas iš šito dalyko. Čia atsikasta. Aš šito dalyko labai senai norėjau. Tipo, nes man tie reklaminiai aš niekur nerandu ir pirmą kartą radau. Nu, Oze. Dabar turim Godzilla. Aš turiu labai daug Godzilla. Čia yra tokia naujesnė viena. Jinai tokia mėlyna. Tipo, aš filmavau, kur aš turiu tokias Godzillas, tokias naujas labai, tai čia tas pats. Dar yra va, žiaurikėta, čia yra robotinė Godzilla. Čia mano pirma robotinė Godzilla iš tikrųjų. Tai tikriausiai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Dramblys arba Milis Repšys. Viso gero.